Labas ir sveika prisijungusi prie mūsų 9-osios dienos, kurios fokusas yra atvirumas. Šiandien atversime savo klubus ir širdis ir išlaisvinsime savo moterišką energiją. Taigi pradėkim. Taigi šiandienos praktiką pradėsime stovint ant kilimėlio ir giliai įkvėpkime, keliant rankas į viršų ir iškvėpkime, leidžiant rankas žemyn. Tai darysime keletą kartų. Šiuo momentu pradėkite jau kurti intenciją šiandienos praktikai. Galvoti apie atvirumą savo kūno, klubų, širdies, naujų galimybių. Sukurkite intenciją, kur galvojate, galbūt kažkurioje dalyje jūsų trūksta to atvirumo. Galite sukurti svajonę, kur norėtumėte to atvirumo daugiau turėti. Ir išlaikykite šią mintį visos praktikos metu. Paskutinį kartą įkvepiam ir iškvepiam. Pradėsime tempimą savo kaklo. Padėkime galvą ant peties ir uždėkime ranką ant viršaus, kad šiek tiek smarkiau pajaustume kaklo šoninį tempimą. Lengvai kvėpuojame. Šiandien darysime daug tempimo pratimų, būtent atverti mūsų krūtinę, mūsų širdį ir klubus, žinoma. Ir išlaisvinti tą moterišką energiją. Keičiame puses. Sugrįžtame, uždedame rankas ant galvos ir spaudžiame lengvai žemyn. Pajauskite, kaip pailgėja jūsų kaklas. Ir atverčiame galvą atgal, žiūrime į lubas. Išilginame kaklą, smakrą. Atpalaiduokit savo kaktą. Ir iš lėto pradedame sukti galvą ratu. Puiku, keičiame puses. Ir paskutinis ratas. Nuostabu. Su rankomis spaudžiame į šonus, ištęsiame jas pilnai ir keliaujame ratu į priekį. Sugrįžtu, vėl spaudžiu į šonus ir keliauju į priekį. Atveriu krūtinę ir atveriu krūtinę. Ir paskutinis. Rankos lieka šonuose ir lėtai sukuosi į vieną pusę ir į kitą pusę. Lengvas šoninis tempimas. Nuleiskite pečius, ilginkite savo kaklą.
Paskutinį kartą. Puiku. Rankos liks šonuose. Ir pagriebiu kažką iš šono, lyg energiją, ar ne, ir keliauju šonu, tempiu, galva pasilieka viršuje, kvėpuojam. Pečiai nuleisti, nugara tiesi, fokusuojamės į šoninį tempimą. Ir pasikeliame į neutralią poziciją, kartojame tą patį, į kitą pusę, griebiame energiją ir važiuoju į šoną tempiu. Sugrįžtame, kartosime tą patį, tik dabar pajungiame visą ciklą, visą ratą. Važiuojame į šoną, laikome 5, ir pasisuku į priekį, kojos tiesios, nugara tiesi. Keliaujame per priekį į kitą pusę. Ir pasisukame šonu. Sugrįžtame per vidurį. Kartosime tą patį, tik į kitą pusę. Keliauju į šoną. Pasisuku į priekį. Keliaujame prie kitos kojos. Ir pasisukame šonu. Grįžtu. Darysime dar vieną raundą, keliauju šonu. Pasisuku į priekį. Keliaujame per priekį į kitą koją. Ir pasisukame šonu. Grįžtu ir nieko nelaukiant, kartojam paskutinį kartą šonu. Nustokit kvėpuoti ramiai ir giliai, pasisukam į priekį. Keliaujame į kitą pusę. Ir pasisukame šonu. Grįžtame per vidurį, šaunuolės, iš čia laikysime rankas šonuose ir iš lėto leidžiuosi žemyn, laikau maždaug per vidurį, rankos išlieka ore, nugara tiesi, kojos tiesios, lenkiamės per klubo sąnarį. Žiūrime žemyn. Ir pilnai atpalaiduoju, sukabinu savo alkūnes, atpalaiduoju kaklą, galvą ir lengvai siūbuojame nuo vieno šono prie kito. Pilnai atpalaiduokite savo galvas ir kaklus. Ir sustojame, rankas padedame ant kilimėlio. Jeigu norisi gilesnio tempimo, galite jas nuvesti už savęs.
Ir laikome. Puiku. Padedame rankas ant pėdų. Ir dabar darysime pritupimus. Leidžiu žemyn savo klubus 2 kartus. Bounce, bounce ir ištiesiam. Rankos visą laiką išlieka ant mūsų pėdų. Ir 2 kartus spirokliuoju ir ištiesiu. Spirokliuoju ir ištiesiu. Jeigu nepasiekėt, galit pagriebti šiek tiek aukščiau prie blauzdų ar ne, ten, kur jums patogu. Ir spirokliuoju, spirokliuoju ir ištiesiu. 1, 2 ir ištiesiu. 1, 2 ir ištiesiu. 1, 2 ir ištiesiu. 1, 2. Ištiesiu ir paskutinį kartą 1, 2 ir laikom. Iš lėto pakylame, lenkiame kojas, pakylame, įkvepiam ir iškvepiam. Puiku. Pasisuksime šonu, priekinė koja susilenks, galinė koja išsities. Laikysime priekinį pritupimą. Dar šiek tiek apšilinėjame savo klubus, apšilinėjame savo kojas. Turėtumėt jausti lengvą tempimą galinėje kojoje. Ir laikom 5, 4, 3, 2 ir 1. Griebiu žemę ir ištiesiu galinę koją. Laikome trikampį, kojos pilnai ištiestos, nugara tiesi, klubai tiesus taip pat, išlaikome juos lygiagrečiai ir darysime kvėpavimą ir krūtinės pritraukimą prie kojos. Pritraukiu ir atitraukiu. Ir paskutinis laikysime. Paleidžiam, lengvai pasikeliam ir keliaujame į kitą pusę. Kartojame pratimą. Lenkiu priekinę koją, galinė tiesiasi atgal ir laikome pritupimą. Penki, 4, 3, 2, 1. Liečiame žemę. Pritraukiame galinę koją, ištiesiam ir laikome tiesios kojos, tiesi nugara. Ir darome pritraukimus ir kvėpavimą prie kojos, atitolu.
Ir paskutinis laikome. Stenkitės negalvoti per daug, ar net atpalaiduoti tos raumenis, siųsti pozityves mintis, negalvoti, jog skauda ar kažkur per daug tempia. Ir paskutinis įkvėpimas. Puiku. Sukamės per vidurį ir lenkiame vieną koją į šoną. Pilnai pastatome koją ant žemės, būtina, jog liestų kelis žemę, kilimėlį. Jeigu šiek tiek dar per sunku, galite laikytis iš nugaros, jeigu šita pozicija kol kas yra patogesnė, nes kita koja turi išlikti tiesi, o šita koja turi būti sulenkta ir pilnai padėta. Jeigu galit, laikykit vieną ranką priekyje, kitą gale. Jeigu galit dar labiau atverti klubus, tuomet paliekame abi rankas priekyje ir stengiamės, žinoma, išlaikyti nugaras tiesias. Laikome. Penki, 4, 3, 2 ir 1. Rankų pagalba tiesiu kojas ir keliauju į kitą pusę. Lenkiu koją vėl taip pat, kita išsitęsia. Vėlgi, jeigu patogiau, laikote čia. Jeigu jau galite, pereinate į priekį ir atveriat pilnai klubus. Nuostabus pratimas būtent klubų atverimui. Puiku. Paskutinis įkvėpimas. Keliausime vėl atgal prie kitos kojos į tą pačią poziciją. Ir šį kartą, tos, kurios norit šiek tiek daugiau išbandyti savęs, pabandykite. Jeigu jums gerai čia, būkite čia ir laikome, ar ne? Tos, kurios norit šiek tiek daugiau, laikome šią poziciją. Ir dabar atversime dar ir savo krūtines ir širdis. Tai bandau apsikabinti koją, sulenktą koją, būtent pirštais per nugarą. Pagaukite pirštus, apsikabinkit ir tuomet atverkite pečius, atverkite savo krūtinę. Kvėpuojam 5, 4, 3, 2. Paskutinis įkvėpimas. 1. Lengvai paleidžiu. Keliaujam į kitą pusę. Kartosime tą patį. Įsipatoginu, ištiesiu koją, padedu kulną ant žemės. Ir iš čia bandau sukabinti iš nugaros savo pirštus. Apsikabiname save iš nugaros. Ir atveriame krūtinę, atveriame pečius. Laikome 5, 4, 3, 2 ir 1. Lengvai paleidžiu. Sėdamės ant kilimėlio. Pilnai atveriu savo kojas. Ištiesiame kojas, ištiesiame nugarą. Ir kartosime panašų pratimą, kaip darėme stovint. Rankos šonuose, pasigriebiu energiją ir keliauju šonų prie kojos. Laikau 5. Ir keičiam, persisukame tiesiai į koją.
Ir keliaujame rankų pagalba per priekį, prie kitos kojos. Laikau. Ir keičiame šonu. Sugrįžtam. Keliaujame į kitą pusę. Pasiimu energiją ir važiuojame šonu. Jaučiame tempimą, kvėpuojam, kojos išlieka tiesios, pečiai nuleisti, nugara tiesi. Pasisuku priekiu. Keliauju per priekį. Kita koja. Ir pasisukame šonu. Grįžtu. Kartosime dar 2 kartus. Pasiimu energiją, važiuojame šonu. Laikome 5. Pasisuku į koją. Keliaujame per priekį. Laikome kitą koją. Pasisuku šonu. Ir grįžtu. Ir paskutinis kartas. Energiją griebiu, ištiesiu. Kvėpuojam. Ir pasisuku į koją. Keliauju per priekį. Ir pasisuku į koją. Grįžtame per vidurį. Šaunuolės. Įkvėpkime giliai. Ir iškvėpkime. Pasisuksime į vieną koją. Nugaros tiesios ir lėtai čiuožiame tiesiomis nugaromis. Laikome pakankamai aukštai. Maksimaliai kiek galime išlaikyti tiesias nugaras. Laikome 5. 3, 2, 1 ir pilnai paleidžiu. Bandote pasiekti su galva koją. Pilnai atsipalaiduoju, toliau kvėpuoju, laikau. Ir lėtai pakylu. Pasisukame į kitą pusę. Taip pat keliauju, lėtai čiuožiu su rankomis, tiesi nugara, maksimaliai kiek galiu. Laikome 5. Ir paleidžiu. Lėtai pakylame, pasisukame į priekį. Darysime tą patį, lėtai keliaujame rankomis į priekį, tiesi nugara, maksimaliai kiek galiu, kojos išlieka tiesios. Kvėpuojam, 5, 4, 3, 2, 1 ir visiškai atpalaiduojam, paleidžiam. Ir iš lėto kylam. Šaunuolės. Super. Su
Glaudžiu savo kojas. Pėda į pėdą. Ir iš čia sukabinu savo kojas kartu. Keliai nusvyra kiek įmanoma žemyn, nugaros tiesios ir sukame didelius ratus aplink savo ašį. Atidarau krūtinę, uždarau. Dar vienas pratimas, puikus atverti klubams ir atverti širdžiai. Ir į kitą pusę. Paskutinis ratas. Ir sugrįžtame į neutralią poziciją ir leidžiame savo nusvirti maksimaliai į priekį. Galit padėti su alkūnėmis savo spausti kelius ir bandau prisitraukti krūtinę prie savo pėdų. Laikome 5. Paskutinis įkvėpimas. Paleidžiame. Šaunuolės. Taigi iš čia keliaujame šonu ant kilimėlio. Sėdame ant savo klubų, kojos šonuose. Ir galite padėti savo alkūnėmis, ar ne, ir alkūnėmis laikomės, jeigu pakankamai stiprus tempimas jūsų blauzdose. Jeigu norite, galima keliauti pilnai žemyn ir atsipalaiduoti su nugarom. Turėtumėt jausti labai stiprų ir gerą tempimą blauzdose. Jeigu pavyksta, taip atsigulti pilnai, atsipalaiduoti, puiku, atsigulkite, atsipalaiduokit, jeigu norit, galit laikytis ant alkūnių. Dar 5, 3, 2, 1. Lėtai atsikeliame. Keliaujame ant kelių. Ir dar atversime savo klubus ir savo krūtines. Taigi pasikeliu ant kelių. Ir jeigu norisi, galite daryti šią pozą, laikant rankas ant nugaros ir atveriant krūtinę ir atveriant kaklą. Jeigu norisi giliau, dedame rankas ant kulnų, stumiame klubus į priekį, atveriame pečius, krūtinę ir nuleidžiame galvas. Penki. Ir 1. Lengvai pasikeliam, keliaujame į priekį, atidarome kelius ir išsitiesiam į vaiko pozą.
Lėtai kylame. Ir šiandien liko paskutinis mūsų pratimas, šiek tiek reikalaujantis daugiau drąsos. Pamėginsime laikyti virvutės poziciją, kiekviena skirtingam etape, nepergyvenkit, kur esat, reiškia, ten ir turit būti šiandien, ar ne? Ir pabandysime išlaikyti tam tikrą laiką ir žinoma taip užtvirtinsim tą pilną klubų atverimą. Taigi iš stovinčios padėties tiesiog iš lėto keliauju, atverinėju klubus ir rankomis gaudau save ant žemės ir atveriu tiek, kiek galiu. Jeigu galite iki čia, viskas tvarkoje, laikome čia, jeigu galite keliauti dar plačiau, keliaukite dar plačiau. Atveriame, išlaikome nugaras tiesias, atveriame pečius, nugarą, ar ne, krūtinę, kvėpuoju ir laikau. Dar 5, 4, 3, 2, paskutinis įkvėpimas. Paleidžiame lėtai, suvedame savo kojas, iš lėto, niekur neskubant, padarome lengvą masažą. Puiku. Ir užbaigsime praktiką šiandien. Gražia afirmacija. Galite sudėti kojas į drugelio poziciją, kadangi jau šiandien pakankamai neblogai apšilome, padarėme daug tempimo. Jeigu taip yra nepatogu atsipalaiduoti, tuomet tiesiog galite paprastai sukryžiuoti kojas. Svarbu, kad būtų patogu ir kad galėtumėte išlaikyti tiesą, gražią nugarą ir tiesų gražų savo stuburą. Ilgą kaklą, atvirą širdį, atvirą krūtinę. Ir lengvai 3 kartus įkvepiam pro nosį ir iškvepiam pro burną. Nuleidžiame pečius žemyn, prailginame kaklą. Atpalaiduojame savo kaktą, veido raumenis. Sugrįžtame į šiandienos intenciją, kurią sukūrėme praktikos pradžioje. Ir prašysiu jūsų paskui mane pakartoti 5 kartus šios gražius žodžius, garsiai ar savo mintyse. Bet svarbiausia, žinoma, kad pačios tikėtume tuo, ką sakote. Ir sakytumėt, kartotumėt tai iš visos širdies. Aš esu atvira ir pasiruošusi priimti. 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 Puiku, sugrįžkime į čia ir dabar, atmerkime akis. Šypsokime sau. Ir aš labai noriu padėkoti tau už tavo atvirumą,
ir už tai, kad priemi mano atvirumą tau. Linkiu ir toliau išlikti šiandien ir kitas ateinančias dienas atvirai galimybėms, atvirai svajonėms, atvirai gerai, pozityviai energijai, naujiems žmonėms, kažkokiems naujiems patyrimams, naujoms mintims, atvirai meilei ir atvirai gyvenimui. Ir tikrai manau, kad greitu metu kažkas ateis, nes tu esi pasiruošusi ir tu esi atvira. Gražios tau likusios dienos, iki rytojaus.